Koplyčios Lietuvoje yra svarbus religiniai ir kultūriniai objektai, turintys gilias istorinės šaknis ir simbolinę reikšmę vietos bendruomenėms. Dažniausiai Lietuvoje koplyčios statomos prie kapų ir ant kalvų. Šiandien apie vieną koplyčią esančią Mažeikių rajone noriu Jums papasakoti. Kai pasidomėjau šią koplyčią, mane sudomino jos istorija ir legendos. Pasak Broniaus Kviklio enciklopedijoje Mūsų Lietuva pateiktos istorijos, koplyčioje buvo stebuklingais laikomi ten palaidoto Jono Stripeikos nesuyrantis palaikai. 20 amžiaus pradžioje įlūžus koplyčios rūsio luboms buvo aptikti puikiai išsilaikę dvarininko palaikai, kurie prabuvo daugiau nei 150 metų. Teigiama, kad stebuklingų laikytas kūnas nuo vienos žvakės užsidegė 1921 metais. Po šio įvykio koplyčia liko apleista, pradėjo griūti. 1928 metais apskrities laikraštis Žemaitis aprašė prastą jos būklę. Taip pat minėjo faktą apie nesuyrančius palaikus. Joje ir dabar randasi apdegęs Jono Stripeikos laidotas grabas. Ilgus metus, lygi pat Didžiojo karo, tas lavonas nepuvęs ir tik ištikus gaisrui apdegė. 1930 metais medinė koplyčia buvo nugriauta ir pastatyta mūrinė. Lėlaičių koplyčia nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą ir vėliau. Ji buvo nusiaubta, išniekinti palaidotojų palaikai. Kalbama, kad 1972 metais koplyčios rūsyje vis dar buvo 2 karstų liekanos, kuriuose matėsi moters ir vyro palaikai. Pasakojama, kad tuo metu kaimo jaunuoliai, eidami iš šokių, išvilkdavo velionių kūnus į lauką ir juos pastatydavo prie kelio. Taip gąsdindavo namo grįžtančias merginas. Tokio elgesio neapsikentė kaimo žmonės, išniekintus palaikus po kurio laiko perlaidojo netoli koplyčios iškastame kape. Šiuo metu į renovuotą koplyčią nėra galimybės patekti, ji užrakinta. Jeigu vis dar išlikęs koplyčios rūsys, įdomu, ką galima jame rasti. Mane sudomino šalia esantis kapas, tiksliau jo užrašas vokiečių kalba. Kaip supratau, čia palaidota moteris, kuri mirė 75. Na, o tokios koplytėlės dar neteko matyti. Tikrai gražus vaizdas už stiklo.